Sveiki visi. Nu ką, išaušo ta diena, kai apkalbėsim apie pagrindinius nustatymus. Ir ant galo video pasakysiu, kas man patiko, kol kas minusų nemačiau, bet kai kas komentavo, kad jis turi minusą. Tai dar prie tų minusų aš bandysiu grįžti vėliau. Tai taip, dabar nustatymai, išsiverčiau knygą, tą šiek tiek instrukciją, kas norės lietuvių kalbą parašykit, susitarsim, atsiųsiu visą išverstą į lietuvių kalbą. Bet pagrinde dauguma nustatymų yra palikta pagal nutylėjimą, bet kai kurios svarbius nustatymus mes aptarsim. Tai va, tai norim nueiti į nustatymus, paspaudžiam Enter ir palaikom. Ir atsiradom rašo F0. Tai va čia irgi instrukcijose bus va F0, po to bus sekantis F1 ir taip toliau. Va čia va F1, F0. Ir tas yra gal geriau dėl to, kad senajam inverterį buvo taip, kad visi parametrai vienam. Ir tu negali pasirinkti, pavyzdžiui, man gal reikia F3 parametruose kažkurios nustatymuose nereikia varyti per visus. Ten, pavyzdžiui, reikėdavo. Tai čia toksai va gal pliusas čionai. Tai va, tai galim pradėti nuo pirmo. Tai vėl paspaudžiam Enter, palaikom. Ir mes dabar esam F0, pirmas parametras, tai yra kintamos srovės įėjimo įtampos diapazonas. Aš palikau upsą. Ne pagal nutylėjimą, nes pas mane tinkle svyruoja plius minus 107-208, tai aš palikau šitą. Po to rodiklių pagalba einam prie kito parametro, tai šitą palikau pagal nutylėjimą. Čia pirmieji nėra svarbus. Trečias irgi pagal nutylėjimą, ketvirtas pagal nutylėjimą, po to šitas irgi pagal nutylėjimą, esant per aukštai temperatūrai. Po to automatinis apeinant, tai automatinį palikau, nors buvo rankinis. Tai, kaip sakant, yra buvę toks dalykas, kad kas man patiko šitam inverteriui, tai kad, pavyzdžiui, aš viršijau jo leistiną galią, 11 kW. Tada jisai man atjungė iš elektros tinklų ir iš karto nepajungė. Turėjo praeiti tam tikras laikas. Tai man tas pliusas buvo, kad jisai neskubėjo viską grąžinti atgal, tiesiog praėjo laikas ir vėl jisai persikrovė, paleido viską iš naujo. Tai gaunas taip, kad mano šitas perjunginėjas nesuveikė. Iškart, nes būdavo su senuoju inverteriu, taip kad tiesiog kala ir kala atgal, nes tu trumpalaikis šuolis, tai iš karto grįžta atgal. Ir aš šiandien buvau šone pasidaręs tokį timerį, kad uždelstų šitą jungimą, kad irgi jisai, jeigu išjungia, kad praeitų 10 sekundžių ir vėl grąžinti atgal. Tai dabar šito dalyko nebereikia, tai, nes jisai tą dalyką padarė. Čia penktas, šeštas automatinis, po to 7 irgi pagal nutylėjimo, ne, automatinis grįžti, tai čia tiesiog meniu, 8 meniu ir viskas, ne, ir tada kas 9 irgi pagal nutylėjimą sakau dėl to, kad aš kaip mechatronikas, tai pagal nutylėjimą vadinu tuos, kaip čia yra numatyta, tai pagal nutylėjimą tie parametrai, kurie yra gamyklai. Tai reiškia, gamykliniai parametrai palikti čionai. Tai jeigu yra numatyta, jeigu aš įsakau pagal nutylėjimą, tai reiškia, tokie, kokie buvo, taip ir palikau. Čia sauso kontakto, tai čia relės, tai man tas nėra aktualu. 16 jau tą kalbėjau, 17 pagal nutylėjimą. Bet čia būtinai reikia šito palikti, nes čia yra kintamos srovės išėjimas neutralus laidas kartu su žeminimu. Kadangi pas mane žeminimas yra normalus įkaltas į žemę, tai aš darau, kad jie yra atskirai, bet yra galimybė, pavyzdžiui,
juos dubliuoti kartu perjungt, nes šiaip žemė ir neutralas yra tas pats, tai yra didžiausia problema, pavyzdžiui, daugiabučiuose, kai skydinė ateina, tu išsivedžioji bute, pavyzdžiui, naują elektrą, atsivedi iki skydinę, su skydinį žemę su neutralu sujungti į krūvą. Tai būtų gerai, kad būtų atskirai. Tai pas mane atskirai, tai aš jau palikau tą dalyką. Šičia parinktas yra šitas dėl to, kad jisai 18 jisai skanuoja, koks būtų geriausias galios paėmimas iš saulės. Ir dabar eisim prie parametrų F1. Tai mes vėl spaudžiam tas, grįžtam į tą rodiklių pagalbą, pasirenkam F1, Enter, tai SBU reiškias prioritetas saulė, akumuliatoriai, tinklas. Tai dabar toksai yra, žiemą eisim į sub turbūt, nes saulė, tinklas ir akumuliatoriai. Nes žiemą saulės mažai, kad neiškautų akumuliatorių, vasarą darau SBU. Po to F2 tai yra vienfazis pas mane, nes šitos dalykus galim dubliuoti. Tai pas mane yra jisai vienfazis ir vienas, tai pasirinkau šitą. Trečias 230 V pas mus, ne 220, kaip mėgsta dauguma sakyti, bet 230 ir 50 Hz. Europoje yra 50 Hz. Toliau. Čia dar neįsigilinau, bet čia geras dalykas yra iš tikrųjų, bet aš ant seno inverterio naudojau, tai pavyzdžiui, dabar aš esu padaręs išjungti 6, dėl to, kad tu gali tiesiog nustatyti laiką, kada kokį prioritetą kam duoti. Gali tu, pavyzdžiui, dieną, kad naudotų tik saulės ir jokių tinklų, ane? O pavyzdžiui, ateina naktis, tu gali imti tik tais tinklų. Nu, čia kaip pavyzdį. Taigi šitie dalykai yra gerai žiemą, nes, pavyzdžiui, žiemą tu kažkiek gali krauti iš akumus iš saulės. Tai tokiu būdu tu atjungi, kad neimtų iš tinklų jokių būdų. Tai va, čia irgi gali tą laiką nustatyti. Antras išėjimas pas mane nėra aktualus, aš esu išjungęs, nes jisai reaguoja į batarijos pakrovimo lygį, kas man nėra aktualu iš tikrųjų. Tai čia kelintas bus, čia bus 11. Esu išjungęs, nes jis tipo yra skirtas, pavyzdžiui, galit boilerį krauti, jį galima apkrauti antrą išėjimą, iš čia va yra, va jungiasi apačioj. Ir galima pasirinkti, pavyzdžiui, boilerį, bet jį negalima apkrauti 11 kW, galim tik tais 5 su kažkiek. Tai va, man tas nėra aktualu, nes aš turiu pasidarę savo čionai visą dalyką. Pas mane šitas mano valdiklis stebi saulę ir aš į boilerį jungiu pagal saulę, o ne pagal akumuliatorių pakrovimo lygį. Po to čia kaip ir visi yra palikti parametrai, dėl to, kad jie atsakingi tik už išėjimą antrą. Tai man tas nėra aktualu. Čia po to eina... viskas F2, tada vėl mes turime kaip daryti. Susirandam F2, Enter, pirmas yra pas mane pasirinktas lyčio batarijos, nes pas mane stovi lyčio po, ne, 4, tai aš pasirinkęs lyčio, krovimas tik tais iš saulės, OSO, tai va tik saulės energija, pakol kas žiemą teks turbūt dubliuoti. Čia gaila negalėjau sumažinti, čia yra mažiausias parametras 56,4, šiaip norėčiau daryti truputėlį mažesnį, kad neįtų ant bendros vertės, bet jau patį mažiausią, kad akumų labai nesvėl. Gali būti, kad čionai voltažas yra vienoks, pavyzdžiui, čia gal bus 56,4, čia gal bus koks 56,8, tik kad nepakenkt patiem lyčio akumam. Tai gaila, kad negalėjau mažesnį, nes ant seno dėjau 5 kažkiek. Čia yra iki kokio lygio krauti akumuliatorių. Čia yra plaukiantis, tai įkrovimą iš tinklų, man atrodo, kraus iki
PEM4, ne, kažkas tokio plaukiantis, tai aiškaus jau patokaus, šito parametro tiksliai negaliu komentuoti, gal kas galit parašyti komentarą, tai būtų įdomu sužinoti, už ką jis atsakingas yra. Taip, čia įtampa arba taško nustatymas atgal elektros tinklų. Jeigu pasiekia 50 voltų akumai, tada grįžta į elektros tinklus ir jisai būtent iš elektros tinklų vėl kaus tol, kol pasieks 52, parametras 6. Tai va, 52 pasieks, tada vėl grįž į akumus. Tai čia yra gerai, aš to didelio nedariau skirtumo dėl to, kad, pavyzdžiui, saulėtą dieną jūs apkrovėt, suveikia apsauga, pasiekėt 5 voltų, suveikia apsauga, pradeda krauti iš tinklų ir kol nepasieks šito parametro, jums nejungs ant saulės. Nors saulė bus, pavyzdžiui, nu, ta prasme, šviesios ir taip toliau. Kol nepasieks šito voltažo, jis akumus irgi, ta prasme, elektros tinklus irgi naudos. Čia yra CAM9, atjungia iš viso tą išėjimą ir tada pereina į elektros tinklus. Tai reiškia, suveiktų man šitas, jeigu atjungtų šitą. Po to išėjimo antro pas man nėra aktualu, tai jis yra atjungtas pas mane. Ir šitas parametras, devintas parametras yra 80 A, tai reiškia, aš akumuliatorius leidžiu krauti 8 A, kadangi pas mane yra 2 blokai, jie su dviem tais, kaip jie dabar vadinasi, balansijais, tai kai jie yra tušti, tai plius minus abu jau gauna apie 40 A. Tai va, čia yra 320, man atrodo, tai neleidžia daugiau krauti stipresnę srovę. O 10 parametras, irgi aš esu pasidaręs 5 A, nes aš nenoriu, kad krautų man galingai. Dėl ko? Nes yra toksai dalykas, jeigu saulės nebus ir jūs busit palikę, kad prioritetas yra akumuliatoriai, tai gausis taip, kad akumuliatorius pakraus ir iškart persijungs juos ir juos iškraus. Tai pavyzdžiui, man yra geriau taip, kad jeigu nėra saulės, tada šito nekrauna, tada jeigu pasiekia elektros tinklus, pajungia šitą, kad krautų akumusą, kaip ir dabar, krauna 5 A ir jisai palengva krautų. Ir jeigu bus namai jungti, jis imtų iš elektros tinklų. Nes aš, pavyzdžiui, pastebėjau, jeigu tu darai čia didesnį, šitą didesnį gali daryti naktį. Jeigu pas tavai yra 2 tarifų skaitliukas, tai tikrai šitą dalyką gali daryti naktį ir prioritetą daryti, kad naktį krautų akumus iš elektros tinklų. Tai dabar mano atveju tai yra tas, kad man geriau, kad lėtai krautų, naudoti elektros tinklus ir kai užkrautų, žinau, kad perjungs į akumus ir aš akumus iškrausiu greit, nes vis dėlto leidžiu krauti iki PEM2, tai gaunasi, kad vėl iškrausiu ir vėl krausiu, toks žaidimas gaunasi. Tai man geriau, kad jisai lėtai krautų, krauna, pabaigia ir tada perjungia, aš iškraunu ir tą vėl įsikrautų. Tai va, aš pasidaręs 5 A ant seno inverterio buvau pasidaręs iki 2, kad tik tais palaikytų gyvybę akumam ir viską. Nes mano prioritetas buvo visada krauti iš saulės. Šitas dabar 11 esu išjungęs, bet kaip sakiau, čia galim sudėti prioritetas, kad pavyzdžiui, dieną būtų tik saulė, o naktį jau naudoti tinklus. Tai čia žiemą yra gerai šitas dalykas, kad dieną, nu vis tiek bus kažkiek tos šviesos, tai gal kažkiek kraus akumuliatorius dieną, jau užteks, nereikia elektros tinklų, o naktį, kad pilnai akumuliatorius neiškrautų, naudoti iš elektros tinklų, kad imta energija. Daugiau čia pagal nutilėjimą palikau, masinio krovimo laikais pats automatiškai pasirenka. Ir čia visą kitą jau palikau pagal taip, kaip buvo, nes man tai nėra aktualu iš tikrųjų. Ir daugiau einam į 25. Yra, kiek iš akumuliatorių leidžiu aš iškrauti srovės. Tai yra 150 A. Pas man yra
kiekvienas blokas po 160. Tai reiškia, aš leidžiu po 8 amperų iškaudinėti, bet jeigu netyčia vienas išsikrautų ir vienas liktų, tai suveiks šitie ir neleis vis tiek 150 lūpti iš jų. Tai gausis, kad jis atjungs. Nes aš esu, man atrodo, akumuliatoriams šitiems visiems uždėjęs po 100 amperų iškrauti, ar po 80 amperų, nebepamenu tiksliai. Tai va, tai vis tiek suveiks man viskas. Nu ir viskas, ir paskutinis parametras yra nusistatyti datą. Nusistato datą tam, kad jūs galėtumėt stebėti visą tą laiką, ką jis krauna, nes jeigu blogai pasirinksit laiką, tai jisai ir tą kraus bet kaip. Tai dabar grįžtam atgal, aš dabar esu atjungęs visus tos dalykus, nes yra šiek tiek saulės, tai jisai čia užtų bukstų. Tai kad to nebūtų, aš paėmiau ir pasidariau taip. Tai gal per video nesimatys, net mano kūmai, nes ant galvos susidėjau. Tai, kaip minėjau, yra 2 blokai po 100 ampervalandžių, leidžiu iškrauti po 100 ar kažkiek amperų. Tai va, kas daugiau? Pliusai. Jo paleidimo voltažas yra nuo 100 voltų iki 500. Tai tas dalykas pasijuto, net apsiniaukusią dieną krauna apie 100 vatų. Ir jeigu, pavyzdžiui, kur pas mane būdavo dieną senasis kraudavo apie 300 vatų, tai tas sugeba ištraukti 600 arba daugiau. Tai, bet apniukusią dieną, kai anas inverteris senasis rodydavo, pavyzdžiui, 0, tai šitas būdavo rodo 100 vatų, sakau, 100 svyruoja, bet čia va toks pliusas mažiukas. Pastebėjau Wi-Fi, ši buvo viskas patogu, viskas, bet kažkodėl man atsijungė tas dalykas. Ir dabar dar neradau senos dėžutės, bet esmė tame, kad šitą QR kodą negali nuskanuoti. Ir dabar negaliu prisijungti, bet prisijungsit, rasiu aš tą dėžutę, bet toks esminis dalykas, kad skanuojant neranda šito įrenginio, o QR kodą negali nuskanuoti, nes ant juodo pilkos kažkaip neima. Kas daugiau, su senu inverteriu apkeisti saulės kanalai, tai čia jeigu buvo pirmas antras, tai dabar priešingai, čia toksai, pastebėjimas, tai nėra minusas. Bet komentavo, kad šitas inverteris reikia patikinti visus pagrindinius varžtus. Tai dabar reikia nusimti dangtį ir darysiu video, nuimu dangtį ir paeinam visus kontaktus. Ir sakė, dėl vėdinimo jo yra būtinai gerai, kad jis vėdintųsi. Tai aš, kai nuimsiu dangtį, įvertinsiu šitą vietą, kaip ten yra, kokią schemą kas uždėta. Ir gal galimai nuvarysiu arba atsispaudinsiu pats su 3D čia vėdinimo groteles ir čia gal gręšiu skylės dėsiu papildomus ventiliatorius. Nes esmė, aš esu daręs video apie aukštinius kondensatorius, elektrolitinius kondensatorius, ne aukštinius. Tai jie yra linkę džiūti ir jeigu jie džiūna, jie dažniausiai užsitrumpina, spoksta ir gali sukelti gaisrą. Tai jiems reikia vėdinimo daug. Tai po kol kas atrodo šitas inverteris tikrai vėdinasi, viskas tvarkoja, bet vis tiek, yra čia tos vėdinimo sklendės, tai vis tiek jos kyšis, nors čia kaip ir pučia, iš tikrųjų gal sutraukia po apačią. Ir reikės padaryti, kad vėdintųsi geriau, nes tikrai kaina maža. Keletą komentarų sakė, kad jisai daug kas tokius taiso. Pas mane pasileido, viskas tvarkoja, nors irgi komentavo, kad aš blogai paleidinėjau, bet ačiū Dievui, viskas gerai, bet po kol kas sakau, po kol kas esu patenkintas po kol kas, dar tik tais praėjo kiek 2 savaitės realiai, tai matysim. Kas liečia instrukciją, tai esu išsivertęs visą pilnai, lietuvių kalba, tai aišku naudojau programą, kad išverstų, tai jeigu reikės pasakykit, pasidalinsiu.
O daugiau viskas, jeigu kažką keisiu parametruose, kažką darysiu, pranešiu, nesakau, aš parametrus dariau pagal save, nes pavyzdžiui, kaip minėjau, iš elektros tinklų, kiek kraut, kada paleisti ir taip toliau, aš to sumažinau dalykus, nes man reikia, kad kuo daugiau dirbtų iš saulės ir batareikų. Esmė yra tame, kad jeigu jūs galvojate įsigyti ten sodybą ir galvojat, kad jums greit atsipirks, šito nebus. Saulė tai nėra, saulės energija tai nėra kaip vanduo, ne? Kad jisai teka, jeigu tu užtvenksi, jis vis tiek tekės tol, kol jis turi pasidėti kažkur. Tai čia toks yra dalykas, kiek elektros nepaėmė, tiek tu jos ir neturi. Tai reiškia, turi maksimaliai apgalvoti, kaip pasimti visą dalyką. Pavyzdžiui, aš sugebu sugeneruoti saulėtą dieną su 7,4 kW saulės panelėm, mane sugeneruoti apie 40 kWh, kas yra nemažai. Bet aš stengiuosi maksimaliai pasimti. Tai kraunu akumuliatorius, saulė šviečiant pajungiu boilerį 2 kW, jeigu pasikrauna boileris, tada pasileidžiu vandens siurblį, kad siurbtų į pūdą vandenį. Stengiuosi maksimaliai išsinaudoti. Tai tas irgi pasigalvokit. Jeigu jūs galvojat, kad sodybai sau gali tai leis pasidaryti ir naudoti tik kartais, kai būna, tada viskas tvarkoja. Bet jeigu norit, kad atsipirktų, reikia labai stipriai viską apsvarstyti. Tai va, šiam kartui tiek. Iki.